Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Savaitė tikrai įtempta ir gausi visokių įvykių. Vienas iš svarbiausių įvykių tai buvo susitikimas su Lietuvos geležinkelių atstovais ir tas darbas, kurį vykdau jau turbūt daugiau nei pusantro, net 2 metus ir nuosekliai siekdamas tikslo, kad mūsų miestas būtų maksimaliai gerai pasiekiamas ne tik automobiliais, bet ir traukiniais, ir ne tik miestas pasiekiamas, bet ir kad mūsų gyventojai galėtų pasiekti Daugpilį šiuo atveju ir greičiau ir patogiau vykti iki Vilniaus. Tai galiu pasakyti, kad vyksta į tą reikiamą pusę, rezultatas jau šioks toks yra. Tai pirma, nuo gruodžio mėnesio į mūsų pusę važiuos vien tik žemagrindžiai traukiniai, tai tie naujesnio tipo, komfortiškesni ir ne tik komfortiškesni, bet ir patogesni tiem patiems žmonėms su negale, žmonėms su vaikų vežimėliais ir taip toliau, kas tikrai džiugina ir buvau tikrai patikintas, kad šių metų gruodžio mėnesį visi traukiniai pradės važiuoti tik naujo tipo į šitą pusę. Taip pat esu išsakęs ir jiems, kad dėja, bet dažnai susitarimas nevykdomas tas, kuris buvo sutartas, kad ketvirtadieniais dabar turi važiuoti tik naujo tipo traukinys. Jie tikrai atsiprašė, labai atsiprašė dėl to, nes nėra taip viskas lengva, jeigu traukinys sugenda, tai pakeisti jį tokiu pat iš kito reiso yra labai sudėtinga, todėl tokį sugedusį traukinį pakeičia vėl tas pats seno tipo traukinys. Tačiau jie daro viską, kad ketvirtadieniais pas mus važiuotų tik naujo tipo traukiniai. Kalbantis apie naujus maršrutus, tai tikrai labai gera ir džiugi naujiena, kad Lietuvos geležinkeliai turi proveržį derybose ir planuoja nuo 2027 metų, jau sausio mėnesio, atidaryti naują maršrutą, kuriuo bus visaginiečiams galima pasiekti ne tik Daugpilį, bet ir Rygą į tą pusę, ne tik Vilnių, bet netgi Varšuvą. Taigi atsidarys naujas maršrutas, bus Varšuva, Vilnius, Daugpilis, Ryga ir su būtinu sustojimu Visagine. Taigi tikrai gera naujiena ir tikiuosi, kad ji pavyks, nes čia dar reikia susitikimų ir su susisiekimo ministerijoje ir turbūt ne vieno dar susitikimo Lietuvos geležinkeliuose. Taip pat ta jau mano idėja, kad Daugpilį pasiekti reikia ne vien tik tai dėl turizmo tokiais tarptautiniais maršrutais, bet ir dėl tiesiog gyvenimiškų sąlygų, tai ir į darbą, ir į mokslą, ir galų galiai tas pačias parduotuves ir taip toliau. Tai organizuojamas reisas, taip vadinamas uždaras reisas, kuris, tas ką ir siūliau, bus tarp Ignalinos ir Daugpilio. Ir jis būtų gerokai dažnesnis nei tas tarptautinis. Taigi ir šitas reisas turėtų nuo gruodžio arba nuo sausio 1, nuo gruodžio 26 metų arba nuo sausio 27 jau metų pradėti kursuoti. Ir jis bus dažnas. Dabar kokius namų darbus turime, tai atsiųsta jų pasiūlymą dėl grafikų, mes turime išanalizuoti, aptarti su verslu, su kitom organizacijom, kurios suinteresuotos ir patvirtinti, suderinti jų siūlomą grafiko variantą tam, kad Lietuvos geležinkeliai galėtų jau kovo mėnesį patvirtinti savo grafikus, kurie veiks nuo 27 metų. Tokia tvarka, nes nepatvirtinus kovo mėnesio grafikų, jau kitų metų grafiko pakeisti praktiškai neįmanoma. Todėl turim namų darbus, juos įvykdysim ir neatleisim ir norėsim, kad vis dėlto tie reisai atsirastų.
Ir labai tikiuosi, kad ne tik tas uždaras reisas, bet ir tarptautinis veiks, kur mūsų gyventojai galės pasiekti ir Rygą, ir net Varšuvą. Taip pat, aišku, svarbiausias turbūt įvykis šią savaitę tai yra miesto tarybos posėdis. Taryboje buvo priimti sprendimai, jie visi svarbus, jie visi įdomus, bet apsistosiu ties vienu. Pagaliau taryba priėmė sprendimą, kurį siūlė administracija dėl vaikų darželio mokesčių, už tėvelių mokesčio dėl vaikų maitinimo ir dėl to modelio, kuris yra naudojamas vaikų darželėje maitinti vaikus. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad ištaisyta ta klaida, kuri buvo padaryta dėl to, kad tėveliai mokėjo už einamą mokestį. Taigi susidarydavo situacija, kada išstatomos sąskaitos, po to reikia kažkaip tai permokas kompensuoti, galima tų pinigų panaudoti kažkur kitur, negalima, o tik tai maistui. Tai buvo tos situacijos, kada atiduodamas kompensaciją gauna tėveliai jau maisto produktais, kas tikrai nepriimtina. Taigi dabar yra pataisytas sprendimas ir tėveliai mokės tik už praeitą mėnesį, tai reiškia už faktinės išlaidas. Taip pat nustatytas limitas arba lubos, kiek maksimaliai gali kainuoti maistas, negali jisai daugiau kainuoti, mažiau priklausomai nuo meniu, priklausomai nuo kainų to mėnesio, tai jisai kažkiek judės, bet yra nustatytos lubos, daugiau mokėti tėveliai negalės. O dėl to, kas buvo įvardinta kaip maitinimo modelis, tai mano galva teisingas sprendimas priimtas ir tarybos nariai pagaliau išgirdo, kad tik tai pačio vaikų darželio bendruomenė turi apsispręsti. Tai yra vakarienė, ar tai yra pavakariai, ar tai dar kažkokie tai maitinimai. Jeigu bendruomenė, tai yra aukščiausiasis organas vaikų darželėje taryba, kurį įeina ir vadovai, ir tėvelių atstovai, apsisprendžia, kad tai bus vakarienė, lai bus tai vakarienė. Jeigu jiems tinka, kad tai yra pavakariai, lai tai bus pavakariai. Ne taryba, ne miesto taryba, tetos ir dėdės turi nustatinėti, kaip vaikus maitinti. Tai turi būti bendruomenės sprendimas ir tikrai kompetenciją turinčių atstovų. Tai šis sprendimas pagaliau yra priimtas ir tikiuosi, kad jis tenkina ir tenkins visus. Taip pat, aišku, čia nuo dar praeitos tarybos taip man šypsena kelia šiek tiek tie pasisakymai, dalis tarybos narių pasiskelbė save opoziciją ir bando papasakoti, kad opozicijos lyderio kažkur aš nepakviečiu, nes bijau. Tai, žinot, šypsena tai kelia vien dėl to, kad norint būti opozicija, reikia turėti, kam opozicionuoji. Tai reiškia, kad tai turi būti, pirmiausia, tai yra dauguma tarybos narių, pasiskelbusių daugumą, tada gali pasiskelbti opozicionuojantis šitai daugumai. Opozicionuoti merui tiesiog nei teisiškai, nei kažkaip kitaip neįmanoma, nes meras tiesiog nėra tarybos narys. Taigi galima opozicionuoti tik tai savo kolegoms. Šiai dienai daugumos pasiskelbusių tarybos narių nėra, atitinkamai ir opozicija negali būti suformuota, nes nėra kam opozicionuoti. Visi tarybos nariai vienodi. Kaip daugumoje, taip ir opozicijoje save gali laikyti. Tai tą nuomonę patvirtino ir vyriausybės atstovas, kuris išreiškė savo nuomonę, kad taip politinė prasme tarybos nariai gali pasiskelbti save opoziciją, tačiau įstatymo prasme tai nesukelia jokių, sakykime, pakeitimų. Taigi, kada kalbam apie tai, kad meras bijo pozicijos lyderio ar dar kaip, tai aš pajuokausiu, aišku, bet
tikrai, žinokit, šiek tiek prisibijau žmonių, kurie geba pasiskelbti save galbūt karaliais, galbūt Napoleonais. Tai kažkaip taip šiek tiek kelia man tokią baimės jausmą, bet tai tik tiek. Dabar atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Ar Visagine yra verslo paramos fondas? Jei taip, kokios yra gavimo sąlygos? Taip, fondas yra ir jau nemažai įmonių pasinaudojo šiuo fondu. Priklausomai nuo to, kokią verslo idėją turit, kokią įstaigą, įmonę jau turit įregistravę. Nuo to viskas priklauso ir sąlygos. Aš tų sąlygų dabar tikrai negalėčiau išvardinti visų. Tačiau jeigu turite idėją, turite pradedančią įmonę ir norite pasinaudoti šio fondu, kreipkitės į administraciją ir bus ir sąlygos išaiškintos ir galbūt ir gausite paramą. Ar savivaldybė galėtų įsigyti namelius katėms ir juos įrengti įvairiose miesto vietose? Primenu, kad tokios vietos jau yra, 4 vietos pas mus mieste ir 26 metais biudžete numatome ir šiose vietose esančių namelių atnaujinimą. Gyvenu šalia pastato Vilties gatvė 3 ir nemalonu žiūrėti į chuliganų išpaišytus satanistinius piešinius. Siūlau šį pastatą padovanoti aktyvistams, kurie jį laiko kultūros paveldu. Na, tikrai ir man nemalonu ir aš nelaikau ir nemanau, kad tas pastatas yra kažkoks kultūros paveldas. Ir jau tikrai galėjom ir sutvarkyti ir teritoriją, toje vietoje galbūt pastatyti ir žymiai geresnį, funkcionalesnį ir gražesnį pastatą, tačiau yra taip, kaip yra. Aktyvistai galvoja, kad reikia jį laikyti kultūros paveldu ir dėl to ir tarybos sprendimus, ir kultūros paveldo departamento sprendimus jau ne vieną, kad tai nėra kultūros paveldas, teikia į teismus, tokiu būdu tempia tą laiką ir nežinau, kokiu tikslu reikia tempti šitą laiką, nes taip pat negalėčiau ir pritarti, kad reikėtų padovanoti tiem aktyvistams. Taip, galėtumėm galvoti apie tai, tačiau esame patyrę ir suprantantys žmonės, kad perėmęs tokį pastatą, tada jau tas aktyvistas supras, kiek tai daug kainuoja, kiek reikės investuoti, kokią grąžą turėsime ir ypač tada kainuos, kada bus tas pastatas pripažintas kultūros paveldu. Supraskite, kad tokiu atveju tada netgi pastato atstatymas jau būtų nebe atstatymas, o restauracija. Tai kainos taptų, nežinau, tiesiog kosminėmis. Man 86 metai, gyvenu viena, pensija labai maža. Ar būtų galima priimti sprendimą taikyti 50% nuolaidą pensininkams OB Visagino būstas santechnikų ir elektrikų paslaugoms? Jeigu tikrai turite tokių problemų, kad reikia pasisamdyti ir neturite už ką Visagino būsto, tai rekomendacija būtų labai paprasta. Prašau, kreipkitės į socialinios paramos skyrių administracijoje, bus išnagrinėta jūsų situacija ir galėsite pasinaudoti vienkartinę finansinę pagalbą. Ar planuojama statyti savarankiško gyvenimo namų plėtrą? Atsakymas labai trumpas, paprastas ir geras. Taip, planuojame ir šiuo metu jau vyksta projektavimo darbai ir pabaigus projektavimą bus pradėtos ir statybos, kurios turi būti užbaigtos 27-28 metais. Jūs žadėjote, kad Visagine bus įkurtas senjorų dienos užimtumo centras. Kada jo galima tikėtis? Tai iš dalies šis centras jau tikrai veikiantis yra, tai Vilties 1, kur senjorai, kur mūsų miesto statytojai ir dar daugiau klubų, kurie ten turi savo patalpas, ten jie vykdo savo veiklą ir kalba eina matyti apie tą, kad jau, nežinau, 3 kartą iš eilės vis
bandom rasti ir finansavimą ir sutvarkyti tą salę, tas lubas, kurios tikrai, čia švelniai pasakysiu, baisios yra. Ir šiuo metu turime finansavimą šito pastato pagrindinės dalies remontui. Labai tikiuosi, kad baigsis tas projektavimas, kuris jau šiuo metu vyksta ir prasidės jau šiais metais statybos rangos darbai ir sutvarkysime. Tiesiog priminsiu, kad jau turbūt 3 kartą su tuo pastatu vis kažkas neišeina. Pirmas kartas buvo dėl politinės situacijos su Baltarusijos Respublika, kur turėjom finansavimą tarp Lietuvos ir Baltarusijos fondo. Antras ir dar daugiau kartų vėl tas Vilties 3, nes tie žmonės aktyvūs, kurie nori Vilties 3 paverti kultūros paveldu, tai jie ne tik Vilties 3, bet kalba eina ir apie visą kompleksą. Ir Vilties 1, ir Vilties 3. Ten vėl pagaliai kaišomi į ratus. Taigi dabar vėlgi turim finansavimą ir, kaip jau kartojuosi, tikiuosi, kad pagaliau jį sutvarkysim šitą pastatą. Ar yra planų sutvarkyti teritoriją prie cerkvės, pirmajame mikrorajone, kur pasodintos sakuros? Ten būtų galima įrengti gražią poilsio zoną. Ne tik, kad yra planų, bet tas darbas jau projektuojamas ir kodėl aš vis akcentuoju, kad jau pradėtas projektavimas. Aš jau esu sakęs ir sakau, kad Visagino savivaldybė tikrai ir finansiškai, ir visai kitaip tikrai turi didelį proveržį Utenos regione ir mes gauname antrą finansavimą jau po Utenos. Ir dabar gyvenime tą periodą, kada daug labai popierinių darbų, tai yra finansavimo sutartys pasirašomos, projekto įgyvendinimo planai turi būti suderinti su visom ministerijom ir taip toliau. Dabar esame etape, kada projektuojame labai daug projektų ir jų tiesiog fiziškai nesimato, bet tas darbas yra labai didelis ir labai svarbus ir dėja, bet ir labai ilgas. Ir tik tai padarius šitą popierinį darbą jau pradės matytis realūs darbai vietoje. Taigi projektavimas vyksta ir tikiuosi, kad visi šitie projektai tikrai gigantiniai projektai mieste, jie visi turės būti užbaigti iki 28 metų pabaigos. Prašau perduoti padėką kiemsargiams už jų sunkų darbą sudėtingomis oro sąlygomis. Tikrai perduosiu ir labai ačiū, kad ne visi sėdi šiltuose butuose ir komentuoja, kaip ten ar kitur buvo blogai kažkas nuvalyta, bet ir pastebi, kad žmonės dirba labai sunkų darbą, labai atsakingą darbą ir anksti ir nepaisant oro sąlygų. Jie dirba tam, kad visiems mums būtų patogiau. Tai tikrai labai ačiū už juos, iš jų pusės sakau jums tam, kuris pastebi tai ir taip pat noriu pasinaudoti progą ir paprašyti. Matau, kad yra aktyvių gyventojų, aktyvių žmonių, kurie ne tik, kad padeda, bet pasistengia ir išvalo žymiai ne tik tai prie savo automobilio, bet ir prie kaimynų automobilių sniegą. Tai labai ačiū jums ir kreipiuosi į visus, kas galite susitvarkyti tą sniegą nors šalia savo automobilio. Nes jokia technika negali arčiau nei 1 metrą privažiuoti prie automobilio ir išvalyti to sniego, kuris yra šalia stovinčio automobilio. Todėl prašau būti aktyviems, supratingiems ir nuo to bus visiems tik geriau. Ar plastiko perdirbimo gamykla neseniai atidaryta už miesto ribų nepažeidžia aplinkosaugos normų? Pasakysiu tiek, kad gamykla dirba ir turi visus reikiamus taršos leidimus ir čia ne savivaldos kompetencija kontroliuoti, kaip vykdomos šitos aplinkosaugos normos, tam yra kitos institucijos. Savivaldos institucija prižiūrėti, kad visi leidimai būtų išduoti ir leidimus ši gamykla
visus turi. Ar bus išvežamos atliekos iš 9-aukščių namų nesudarusių atliekų išvežimo sutarčių su UAB Visagino būstas? Na, jau kalbėjau ir taryboje, ir čia jums visiems pasakau, kad tai yra komercinė paslauga ir dėl tos paslaugos gyventojai daugiabučių namų, kurie turi šiukšlių išmetimo šachtas, turi susitarti su vežėjų dėl šios paslaugos ir aišku, jeigu nebus sudarytos tokios sutartys, matyt, gyventojai yra priėmę kitą sprendimą ir todėl, aišku, iš tų šachtų šiukšlės paimamos nebus. Vaikams labai nepatogu ir nesaugu mokytis mokyklos pastate pradėto, bet nebaigto remonto sąlygomis. Kokia dabar yra situacija su progimnazijos remontu? Kokios perspektyvos? Na, nenurodyta progimnazijos pavadinimas nenurodytas, tačiau aš suprantu apie kurią, apie Draugystės progimnaziją kalba eina. Taigi čia šiai progimnazijai nepasisekė su statybos rangovu, rangovas sustabdė savo veiklą, ten vyksta visokie teisminiai procesai ir taip toliau, dėl to sutartis yra nutraukta ir pradėtas pirkimas naujai kompanijai pasisamdyti, kad užbaigti tos darbus, kurie yra pradėti. Pirkimas artimiausiu metu, tikiuosi, pasibaigs pasirašymų sutarties ir darbai bus tęsiami ir įvykdyti laiku. Kokius pasiūlymus ir išvadas parengė darbo grupė, kuri nagrinėjo Visagino bendrojo ugdymo mokyklų tinklo situaciją, efektyvumą ir optimizavimo galimybės, kokie pokyčiai numatomi. Taigi, kalbant apie Visagino mokyklas, darbo grupė išnagrinėjo labai daug variantų, visokių įmanomų ir neįmanomų, ir daugiau nei 13 variantų, kiek žinau, ir išnagrinėjus, ir priėmus tokią deklaratyvę, sakyčiau, poziciją, kad geriausias modelis būtų, jeigu Visagine liktų 2 pilnosios gimnazijos, kurios ir dabar mes turim 2 gimnazijas, bet viena pilnoji, o kita tik gimnazija. Tai vat, jeigu taip įvyktų, tai tada mūsų vaikai galėtų nebeturėtų to diskomforto, kur reikia iš mokyklos į mokyklą privalomai pereiti, tai pasirinkę vieną arba kitą gimnaziją, vaikai galėtų mokytis nuo 1 iki 12 klasės ir jau patys apsispręsti, reikia jiems kažkur tai kitą mokymo įstaigą išeiti ar ne. Tai tokis variantas yra pasiūlytas ir manau, kad jisai yra turbūt šiuo atveju mano galva yra teisingiausias, o kad jis galėtų būti įgyvendintas, dar reikia kalbėti su Švietimo ir sporto ministerija, su jų atstovais, tam, kad būtų padarytos tam tikros išimtys ir mūsų savivaldybėje būtų tai galima įgyvendinti. Taigi dabar jau planuojami susitikimai su ministerijos atstovais ir labai tikiuosi, kad jie atsižvelgs į mūsų poreikius ir reikiamus teisės aktų pakeitimus padarys. Taigi tik po to bus galime jau kalbėti labai detaliai apie priimamus sprendimus ir kada kokie pokyčiai mūsų laukia. Taigi visus klausimus atsakiau, kuriuos gavau. Šią savaitę savaitgalis numatomas labai šaltas. Būkite atsargus, nors ir tikrai džiugu matyti, kaip žmonės čiuožinėja, kaip ant ežero, taip ir užlietoje čiuožinėjimo aikštelėje. Būkite atsargus, nes ir šalta, ir ledas kietas, ir betoną, kaip jau juokavau, kažkada galima užgauti. Taigi, jeigu būsime saugus, jeigu būsime pakantus, jeigu būsime paslaugus vieni kitiems, viskas pas mus bus gerai.